Aš neabejoju, kad jūs dažnai galvojate apie gyvenimą ir mirtį. Žinau, kad kai jums buvo 10 metų, pas jūs įvyko kažkoks susitikimas su duobkasiu, kuris pakeitė jūsų suvokimą. Kas tai buvo per susitikimas? Žinote, kai buvau vaikas, labai mėgau būti kapinėse. Ten tylu, ramu, daug gėlių, gieda paukščiai, stulbinančio grožio gamta. Kartą sutikau duobkasį, kuris man pasakė: tu jau pakankamai suaugęs, einame, kai ką tau parodysiu. Bretanėje kapinėse yra mažas namelis, kuris vadinamas asuarij. Ten suneša iškastus medinius karstus. Dalykas tame, kad Prancūzijoje kas 100 metų iškasa karstus. Kitaip nebus vietos naujiems laidojimams. Duobkasys paėmė grabo dangtį, atsuko į mane vidinę pusę. Joje buvo matomos žmogaus nagų žymės. Jis pasakė man, kad 1 iš 5 lavonų pasirodo palaidojamas gyvas. Vargšas prabunda karste, bando išeiti į išorę ir miršta nuo uždusimo. Paprašyk, jog kai tu numirsi, kad tau suleistų į venas oro, parekomendavo šis žmogus. Embolija ir viskas gerai. Tačiau mirtis neegzistuoja. Mes pereiname iš materijos ir žemų vibracijų pasaulio į šviesos pasaulį ir labai aukštos vibracijos. Tai pavaizduota gerai žinomuose budistiniuose paveiksluose Yin ir Yang. Ir Biblijoje parašyta: Dievo dvasia plaukia per vandenį. Ir jis atskyrė apatinius vandenis nuo viršutinių. Tai yra materialų pasaulį nuo dvasinio pasaulio. Žmogus pastoviai pereina iš materijos pasaulio į dvasios pasaulį ir atvirkščiai, iš dvasios pasaulio į materijos. Vyksta nepertraukiama reinkarnacija. Krikščionys tikėjo, kad taip ir yra. Apie tai parašyta Švento Luko ir Mato Evangelijose. Ir jūs to tikite? Aš prisimenu visus savo praėjusius gyvenimus 78 000 metų bėgyje, nuo to laiko, kai atėjau į šį pasaulį, į šią planetą. Nuo Karmanjon laikų. O jūs neprisimenate? Aš netgi praėjusio gyvenimo neprisimenu. Na, tai keista. Netgi nenormalu. Pas jūs nėra praeities atminties? Nejaugi jūs nežinote, ką darėte vakar? Vakar taip, užvakar. Ne, aš prisimenu, ką aš dariau šiame gyvenime, bet visi praėjo pro šalį. O aš jau 7 metų žinojau, kuo buvau praėjusiame gyvenime. Ir kai apie tai papasakojau dvasininkui Bretanėje, kai pasakiau jam, kad patyriau reinkarnaciją, jis sušuko: tai neįmanoma, taip nebūna.